Eteryje muzikinė informacinė laida Geras rytas. Visų laikų muzikos namai. Tavo balsas.fm. O dabar tavo balso eteryje kalbuosi su atlikėja Agnė Buškevičiūtė. Labas, Agnė. Sveiki. Smagu girdėti eteryje ir va čia visai neseniai prieš keletą dienų susiskambinom ir taip aplepėjom ir sakai man, kad kalbėjom sausio mėnesį. Aš sakau, kaip greitai bėga laikas. Iš tikrųjų. Tikrai taip. Kaip tik pristatėm dainą Unbound būtent tada. Taip. Ir šis kūrinys beje sulaukė mūsų klausytojų susidomėjimo, netgi pagirimų, kad ši daina labai verta aukštų pozicijų Eurovizijoje skambinės, pamenu. Mūsų klausytojas iš Klaipėdos sakė ir, žodžiu, tikrai daina buvo labai mėgiama. Ir dabar sugroja ji čia per tavo balsą tikrai pakankamai dažnai ir yra pageidaujama bei mėgstama. Tai va, dabar mes taip, visai netrukus ir pristatysime kartu naują dainą, būtent tu apie ją tiksliau daugiau papasakosi, aš tai čia mažai ką žinau, bet visų pirma, norėčiau paklausti, tai kaip sekasi ir kasgi naujo įvyko per tą laikotarpį, kuomet mes nebendravom čia eteryje. Oho, čia kiek laiko praėjo nuo sausio mėnesio, beveik 3, ne, kokie jau bus mėnesiai, 4 gal net daugiau. Tai šiaip daug ko įvyko ir toliau vyksta pasirodymai, kūryba būsimam 3 albumui, įrašinėjimų sesijos, kelionės į užsienį. Taip, spalvingai gyvenau. Tikrai spalvingai. Tikrai. Taip, ir beje, kuomet gavau laišką iš tavęs, ten buvo parašyta, kad galime paplepėti ir čia irgi daug naujienų visokiausių apie renginius užsienyje. Tai kaip tik vat ir norėtųsi pasmalsauti ir paklausti, kaip ten viskas su tais renginiais užsienyje ir apie tai plačiau galbūt. Taip, iš tiesų, aš kažkaip, žinot, niekada nestepiau to, kad visą laiką mano kryptis buvo ir Lietuva, ir internacionalinės scenos. Aš visada savo kūrybą sistemingai kreipiau 2 kryptim ir sąžiningai stengdavausi kurti tiek lietuvių kalbą, tiek anglų kalbą su tą intenciją, kad mane galbūt pastebės ir vertins ir užsienio klausytojai. Ir kažkaip visą laiką nuo pat tų pirmų mano kūrinių, kai aš jau pradėjau dalinti savo kūrybą viešai, visą laiką karts nuo karto atsirasdavo koks nors renginys užsienį ten, ar tai pakviesdavo, nežinau, į Lenkiją, ar tai į Švediją. O kažkaip šiais metais tų renginių padaugėjo. Jau, jeigu anksčiau, sakykime, būdavo koks tiesiog 1 renginys į metus, dabar jų yra jau daugiau ir tokiais mažais žingsneliais jų vis daugėja ir pildosi į kitus mėnesius, į kitus metus. Ir aš manau, kad man labai padeda būtent tas mano atstovaujamas žanras, tas epinis, kinematografinis, žaidimų muzikos įkvėptas, nes pagrinde būtent mane kviečia žaidimų renginiai arba, kas man dar irgi įdomu, inovacijų technologijų renginiai. Tai ir dažniausiai kviečiasi kažkokios apdovanojimų ceremonijas, ten atidarimus, uždarimus, o dabar jau ir kviečia jau atlikinėti ilgesnės programas, valandos. Tai kažkaip taip labai smagu, kad tas mano muzikinis žanras man taip po truputėlį atveria tas pasaulio scenas, tai aš labai džiaugiuosi ir tai toliau tikslingai ties to dirbu. Smagu girdėti, tai iš tikrųjų artėja vasara ir kokie galbūt artimiausi planai, kas yra suplanuota? Kaip tik jau šį mėnesį aš išvykstu į Lenkiją, į Krokuvą. Bus toks, šiaip kiek žinau, jis yra vienas didžiausių Europoje irgi žaidimų festivalių, Digital Dragons. Tai aš tenais atliksiu visą savo autorinės muzikos programą. Tada laukia renginiai Londone, Vokietijoje, Estijoje,
Jo, Vokietijai toks irgi vienas didesnių renginių Gamescom Dev. Žodžiu, taip kažkaip, o Lietuvoje dar laukia iš tiesų keli pasirodymai ir Lietuvoje būtent šį mėnesį. Ir irgi kažkaip, jeigu ir Lietuvoje pasirodau, tai irgi kažkaip angliakalbiuose pagrinde renginiuose. Tai vienas iš jų laukia gegužės gale Login konferencija, kas yra labai labai didelis renginys. Ir aš irgi būsiu prie atidarymo dalies. Tai labai smagu. Ir taip pat kitą dieną iškart po Logino dar dalyvausiu etno šventį, kur yra Trakų miesto šventės dalis. Tai irgi, taip, jeigu kas nors nori manęs pasiklausyti gyvai, tai yra puikia proga šį mėnesį tai padaryti. Nu, labai, labai smagu girdėti. Tai Trakuose, ar ne, vyks viskas? Taip. Vienas renginys Vilniui, Login konferencijoje, kitas Trakuose. Galėsit paklausyti muzikos, nueiti pavalgyti kibinų, trakai kibinų sostinė. Iš tikrųjų, jaučiu tokią, kaip ir truputėlį nostalgiją šitam miesteliui, nes tekdavo nuvažiuoti pakankamai dažnai ten pailsėti, bet, žodžiu, ten paskui užsidarė tas garsusis viešbutis, tai, žodžiu, dabar kažkaip nebetenka apsilankyti, bet labai kažkaip prijaučiu iš tikrųjų Trakams. Tai... Aš irgi man patinka. Taip, tai iš tikrųjų, smagu, kad tokia aktyvi veikla ir taip pat nusimato albumas, ar ne, apie kurį plačiau irgi galima būtų pakalbėti. Taip, iš tiesų taip. Jau mano toks bendrai paėmus, tai yra mano trečias albumas, bet jis bus šį kartą EP formatą, nes prieš tai du esantis albumai buvo pilni albumai, o šitas bus EP, tai jis toks trečias bendrai, bet pirmas kaip EP, tai irgi labai svarbu, nes aš kažkaip norėjau išbandyti mažesnį albumų konceptą, nes EP skiriasi nuo pilno albumo, EP dažniausiai turi iki 5 dainų, o pilnas albumas nuo 6 dainų iki kiek nori gali turėti. Tai aš kažkaip labai norėjau išbandyti tokį sukoncentruotą, mažesnį formatą, bet su labai labai tokiom aiškiom istorijom dainuose, kuri viena iš kitos persipintų ir dėliotų tam tikrą nuoseklę istoriją. Tai albumas pasirodys Liepos gale. Ir kaip tik vadinsis, būtent pavadinimas yra Unbound, nes Unboundas yra pirmasis šio albumo kūrinys, toks visą atidaro istoriją ir, pavyzdžiui, dabar kurį kūrinį mes šiandien pristatysim ir girdėsim, tai jis yra antrasis būsimo albumo kūrinys. O kokių daugiau bus, užsienio ar lietuvių kalba? Bus dar keli kūriniai lietuvių kalba ir vienas anglų. Tai toks, sakyčiau, labai įvairus. Galima vadinti mini albumas toks, ar ne? Irgi. Taip, mini albumas. Jo. Ir aš savo pirmajam albume taip pat maišiau tiek lietuvių kalbą, tiek anglų kalbą. Antram albume buvo daugiau anglų kalbos ir tik viena daina lietuvių kalba. Tai dabar vėl bandau taip išlyginti lygiasias tokias padaryti su lietuvių ir anglų kalbomis. Ir ne tik, manau, bus lietuvių kalbų, galbūt mes išgirsime netgi, pavyzdžiui, senąją lotynų kalbą. Pažiūrėsim. Labai, labai įdomu iš tikrųjų. Tai dabar, taip kaip kalbam apie tą mini albumą, aš pats labai seniai radijų iš tikrųjų dirbu, ne vienoje radio stotyje. Ir pamenu tuos laikus, kai gaudavomės tokius singlus ir būdavo atlikėjai tikrai leisdavo juos. Tai irgi kažkas panašaus, pavyzdžiui, 4 kūriniai, ar ne, dar senais laikais audio kasetėje, tarkim, 2 dainos ir tų dainų dar kelios versijos. Va tokie išeidavo irgi singlai, va tokia buvo mada kažkada, jo. Tai čia irgi, va dabar aš taip klausau ir įdomus toks dalykas, va tas būtent albumas, ar ne? Mini albumas. Taip, tikrai taip. Man šiaip albumai patinka, aš aišku muziką leidžiu tiek singlais, tiek albumais, bet kažkaip albumas yra man toks, albumas atidaro pas mane kaip tik uždaro tam tikrą etapą, atidaro ir uždaro tam tikrą etapą, pasakoja tam tikrą vieną nuoseklę istoriją. Tai ir kažkas yra minėjęs, kad jeigu pirmasis mano albumas toks buvo visiškai kinematografinis, įkvėptas kino muzikos takelių, mistiškas, antrasis albumas jau turėjo daugiau ir pop muzikos, tai šitas toks bus miksas. Visko turės pas save. O jis bus
tik tai internete platformose, ar ne? Ar kažkokiu tai pavidalu? Gal jis iš vis dienos šviesą? Ne, žinokit, taip, aišku, pagrindas bus skaitmeninis formatas, bet aš planuoju, nežinau tik tiek, kiek tai yra aktualu, bet tai yra mano sena svajonė, keletą pasidaryti į CD, nes, matot, aš kaip, pavyzdžiui, leidau savo pirmuosius albumus, aš pasidariau juos į vinilus, dar taip pat, nes, vinilui ten reikia daugiau tų dainų. Aš dabar nesu tikra, bet man atrodo, kad vinilo man niekas nedarys su 5 dainom, nežinau, gal klystu, bet man atrodo, kad ten reikia kažkaip daugiau tų dainų. Tai, o CD gali būti toks. Tai aš kažkaip labai norėčiau CD, nors aš suprantu, kad mažai kas jau klausosi CD. Aš klausausi ir visai norėčiau, nes turiu gerą albumą, šitą albumą, sakau, grotuvą ir galiu klausyti CD albumus ir netgi tikrai mėgstu pasimti vieną kitą kompaktinį diską, taip vadinamą, ir pasiklausyti kartais. Tai... Aš žinokit irgi mėgstu ir aš mūsų mašinoje šeimos mes turime dar tą, kur galim klausyti CD diskų, tai tiesiog dėl savęs pasidarysiu, galėsiu ir dėl jūsų padaryti. O, labai būtų gerai. Iš tikrųjų, labai netgi norėčiau. Labai, tai iškart žinau jau, kam įteiksiu pirmam. Gerai. Taip, ne čia radijų yra dar grotuvas. Iš tikrųjų, tai galima iš CD būtų pagroti. O, puiku. Tada yra dar didesnis tikslas. Taip, turim tikrai tokią galimybę. Tai labai smagu. Tai dabar albumo pasirodymas kada nusimato būtent konkrečiai? Liepos gale. Konkrečios dabar datos nepasakysiu, nes jinai yra dar vis kintanti. Priklausys nuo to, kaip greitai seksis užbaigti likusius kūrinius, bet Liepos gale, nes iš esmės galiu pasigirti, kad kažkaip man irgi visą laiką pasiseka, nes vėlgi, muzika nėra pigus menas, norint leisti muziką tikrai reikia turėti lėšų, tai aš labai džiaugiuosi, kad kažkaip man gyvenime yra pasisekę, kad pirmą albumą aš gavau finansavimą iš Agata asociacijos, antrajam albumui aš gavau iš Lietuvos kultūros tarybos, o trečią albumą finansuos Latga. Dalinį finansavimą suteikia. Tai aš esu ir jiems įsipareigojusi iki Liepos galo išleisti albumą. Puiku, lauksim albumo ir smagu, kad tiek yra numatyta įvairiausių renginių, įvairiausių planų, albumas vasara, tai žodžiu vasara tokia tikrai suplanuota, o kaip atostogos suplanuotos kažkokios, ar tik tai darbai? Taip, stengsimės, mes dabar tokią su šeima naują tradiciją turim, kuri gimė iš tiesų tik praeitais metais, bet norim visada birželio mėnesį eiti savo piligriminės kelionės, nes praeitais metais ėjom iš Porto iki Kompostel, žodžiu, iš Portugalijos į Ispaniją, nuėjom 288 kilometrus per 13 dienų, tai dabar norim pakartoti tai tik kitų maršrutų, tai tikrai atostogėlių bus, bet kažkaip man taip sutampa. Aš visą laiką sakau, aš tik nenoriu leisti albumų vasarą ir visada gaunasi, kad mano visi albumai išeina vasarą. Kaip čia. Bet tai reiškia lemta. Turbūt. Taip. Tai ir puiku, kad ir atostogos nusimato ir, žodžiu, visokiausių daug planų. O dabar, ko gero, atėjo metas, jau klausytojai turbūt nekantrauja, jau čia skambino ir į studiją prieš tai ir kalbėjom su klausytojais, kad jau būtų jūsų smagu ir išgirsti tą naują dainą. Tai dabar truputėlį galbūt plačiau apie tą naują kūrinį, kurį visai netrukus pagrosiu. Čia pirmą kartą per tavo balsą. Taip, čia visiška premjera, šiandien išleidau kūrinį ir dabar grosim pas jūs. Taip, puiku. Tai plačiau apie šią dainą galbūt, ar ne? Kaip jį gimė ir plačiau apie šitą kūrinį. Ir apie ką, ne? Jinai yra. Taip, iš tiesų ypatinga man šita premjera, nes kažkaip šitas kūrinys, aš kaip sakau, taip, jis turi to man būdingo epiškumo, kinematografiškumo, mistikos, kažkiek ir pop skambesio, bet pats kūrinys savyje talpina, aš kaip sakau, kažką labai intimaus ir moteriško. Ir tai atvėrė kažkokią mano labai
moterišką kūrybos pusę, nes aš viskuo esu savo kūrybui buvusi, nuo mistinių visokių personažų iki stiprių karingų moterų, o čia yra kažkas labai labai itin moteriško ir paslaptingo. Ir pati daina iš tiesų yra apie, nežinau kaip čia dabar, man visada taip sunku pasakoti, apie ką yra kūriniai, taip norisi ir palikti tos vietos klausytojų fantazijai ir interpretacijai, bet šią dainą įkvepia iš tiesų idėja apie žmogaus asmeninį santykį su fantazijos vaisiumi. Nes buvo mano gyvenime toks etapas, kuomet aš neturėjau savo gyvenime savo artimo žmogaus, bet labai norėjau jį sutikti ir tikrai natūralu jaučiausi vieniša. Ir tos laukimas to savo žmogaus darėsi jau per sunkus. Ir aš kažkaip naktimis prieš miegą aš susikūriau savo žmogų. Ir žodžiu, mano vaizduotė sukūrė kažkokį tai personažą, sukūrė mūsų santykį, sukūrė mūsų pasaulį. Ir aš pradėjau jausti, kaip man dėl to darosi gera, kaip tai mane nuramina ir netgi padeda užmigti. Ir gaudavosi taip, kad ateina diena ir tu lauki greičiau nakties, kad su juo susitiksi. Ir gaudavosi kažkoks paradoksas, juk to žmogaus, tarpsme, to nėra, tai neegzistuoja, bet tai tavo viduje yra taip tikra ir tave tai taip veikia, kad tu nori greičiau su juo susitikti, su juo pasimatyti ir dar vieną naktį prabūti kartu. Ir kiek man teko kalbėti ir su kitais, daug kas yra turėjęs savo įvairiausių slapčiausių svajonių ir fantazijų apie kažką, kas yra svarbu jam to žmogaus gyvenime. Ir tai aišku, kai aš jau suradau savo gyvenimo žmogų, tos fantazijos tapo kaip ir nebereikalingos, bet aš vėliau pradėjau, kadangi vis tiek atstovauju tokį fantastinį žanrą, aš kažkaip pradėjau galvoti, o kas, bet jeigu taip jau pradėtumėm galvoti, nežinau, lyg kurtumėm kokį fantastinį filmą, o kas, jeigu tas tavo vaizduotės vaisius iš tiesų yra tikras, tik jis gyvena kitoj, nežinau, dimensijai, kitoj realybei ir nakties metas yra kaip koks portalas ar koks vartas jūsų susitikimui. Mane labai pradėjo žavėti šitą idėją ir būtent iš esmės aš parašiau apie tai dainą, apie santykius su savo vaizduotės vaisiumi, kuris pagrindiniai personažiai tampa labai labai tikras, bet galintis egzistuoti tik nakties metu. Štai kodėl daina vadinasi Naktyje. Ir dar yra toks dalykas, kad dainoje susipina uždrausto vaisiaus, nuodėmės, aistros kažkokie tai momentai, nes susitikus su tuo savo fantazijos vaisiumi, ten nėra viskas iki galo tobula. Kodėl? Daugiau nepasakosiu, paliksiu tai interpretuoti klausytojų fantazijai, bet jo, apie tai yra daina. Daina yra apie nevaržomą vaizduotę. Nuostabu. Tikrai, toks labai, sakyčiau, įspūdingas pristatymas, stiprus pristatymas. Dabar belieka paspausti mygtuką ir pagroti šį kūrinį Naktyje. Agnė Buškevičiūtė. Ačiū, Agnė, už pokalbį ir linkiu gerų renginių ir kad viskas gerai klostytųsi, albumas išeitų laiku, atostogos taip pat būtų geros, kad po jų būtų galima vėlgi turningai tęsti savo darbus. Ir manau, kad mes būtinai vėlgi susiklausysime, kai bus kažkokių naujienų, ar ne? Taip, tikrai taip. Gal netgi kai tas pats albumas išeis. Puiku. Ačiū labai ir sakau iki kitų kartų. Ačiū Jums labai už pokalbį. Ačiū. Iki. Naujiena. Šviesa neleidžia
balsas. Informacija ir muzika tau bei tavo draugams.